galima spausti tą vietą, toks kaip trigeris gaunasi, skauda, labai skauda, žmogui nelabai malonu, galima masažuoti, trint, priklausomai nuo to, kur yra. Toks savotiškai brutalesnis, jeigu turit kažkokį tai ar adatą, dar kažką tiesiog įdur. Taip daro žmonės, kada plaukia, pavyzdžiui, ilgesnį atstumą, šortuose turi įsisegę adatėlę ir jeigu kas mėšlungis iš karto dur, tai toks savotiškas kaip akupunktūra gaunasi. Ir atsileidžia iš karto tas, bet čia daugiau nevalingai gali gautis tas mėšlungis, bet dažnai dėl kažkokių tai mineralų, dažniausiai magnio, tokio nebuvimo, prakaitavimo, sakysim, kita vertus gal ir toks emocinė būklė, tas įtampa irgi gali sąlygoti tokį susikaustimą ir traukimą raumenų. Tai čia toks kompleksinis, gal sakyčiau. Iš karto tiest priklausomai nuo ten, kur tas mėšlungis. Dažniausiai blauzda kelt pėdą, kelt pirštus link savęs. Iš karto lik pratempiam tą raumenį. Šlaunis tiest iš karto, jeigu galinė šlaunis dažniausiai būna tiest. Ir tada keturgalvis lenkt koją, prailginam tada tą ilgį. Ir tada raumuo po truputį atsipalaiduoja ir dėl to reikalingi aktyvūs tempimai, būtent aktyvūs. Aktyvuojant lenkimą, tiesimą aktyviai ir tada raumuo tiesiog galiausiai atsipalaiduoja.